žmona rado pažįstamą, kuri mane įtaisė į Lietukį. Tai čia buvo kuriais metais? 36. 36 metai jūs jau įtaisė. Tai gal mes pradedam savo prisiminimus nuo Dariaus ir Girėno laukimo šitame aerodrome. Kaip tokios šventos... Šito aerodromo nelaukiau, kadangi aš gyvenau tada Žeimiuose. Ir kuomet čia buvo tas laukimas, tai aš tada gyvenau Žeimiuose ir aš nelaukiau. Taip. Aš tik tai iš laikraščių tik tai pasiskaičiau ir panašiai. Tai paskiau, reiškia, aš norėjom pasakyti, aš kai dirbau Lietuvą, čia buvo naktiniai skraidymai karo aviacijos. Karo aviacijos Sambo 61 skrido ir įskrido į mano būsimo Uošvio klojimą. Tai leiskite paklausti, tai va čia dabar pietų link ir buvo Žagariškės kaimas. Ten, taip, gal truputį pabainam, kad ir tas kaimas gyvavo visą laiką iki pat karo pradžios? Ar ir karo metu, okupacijos metu? O kai rusai atėjo, kas čia įvyko su tuo kaimu? Kai rusai atėjo, ten nieko dar neįvyko. Taip. Rusai dar nesugalvojo jį panaikinti. Bet vokiečiai atėjo, tai jie turėjo už kelių mėnesių turėjo panaikinti šitą kaimą. Ir atvedė belaisvius ir liepė plėšti stogus. Tai tas buvo tik atėjus tais metais, 41 metais. 41 metais. Rudenį pradėjo naikinti Žagariškių kaimą. Taip. O ką žmonėms kompensacijai davė? Nu, mano žadėjo taip važiuoti į Vilniaus kraštą ir tenai į Lenkų žemę dalinti. Tai mano Uošvis nesutiko, sako, aš ten jokių būdų nevažiuosiu, nes ten sutiko, kaip sako, jeigu ten, sako, aš nuvažiuosiu, mane tai sudegins. Ar, sakykite, visus savininkus kėlė, ar tik tai toj zonoj, kur jie vokiečiai numatė pratęsti aerodromu? Visą tą kaimą panaikino. O dabar žmonės, kurie nori iš Žagariškių kaimo atsiimti savo žemės, tai taip sakant, tai tie vokiečiai tai neiškėlė, kažkas galbūt ir išsikėlė tuo metu. Iškėlė vokiečių paskiau, reiškia, kadangi mano Uošvis nesutiko važiuoti į Vilniaus kraštą, kur lenkiškos žemės, kur lenkai gyveno, kur ten armija Krajova viešpatavo tada, tai čia buvo, mano Uošvis buvo seniūnas, jis buvo vienas vokietis. Dovanokit, kaip jo pavardė? Makauskas. Seniūnas šito krašte? Aleksote, ar kur Jyliškės yra? Jo, ten. Makauskas buvo. Tai jis, reiškia, tas seniūnas, šitas vokietis buvo išvažiavęs į Vokietiją ir buvo likęs tuščias ūkis. Tai tam į tą tuščią ūkį atvežė iš Lenkijos, reiškia, repatriantus ir Makauskui davė tą. Ir tas ūkis toli nuo čia? Netoli. Žodžiu, jisai dirbo seniūnų prie vokiečių, tai jis turbūt prie vokiečius nedirbo. Prie vokiečius nedirbo. Tai jis paskiau, reiškia, apsigyveno tenai ir gyveno, ir ten, atsimenu, mano draugai dar eidavo į šokius tenai. Ir grįžo tas vokietis, ir jie sakė, jūs man dirbsit, sako, metus laiko dirbsit, sako, su visą šeimą, mano dirbsit. Atidirbsit? Jo. Taip supras. O aš vis sako, aš tau nedirbsiu, sako, tai paskiau jie gavo čia kažkur tai už kaip tas salak.
Nu, tas priemiestis jau prie vaistų, kur tas... Tai Julijanova. Ar Birutė už Julijanovos? Už Julijanovos, ten netoli Birutės. Aš buvau nuvažiavęs prie tos, ten tokiam barakė gyveno. Tenai gyveno barakė, paskiau persikrasė į miestą. Mieste rado tokį butelį ir gyveno. O aš dar ką aš nepasakiau. 36 metais buvo naktiniai skraidymai ir įskrido su Ambo 6 į Makausko ant stogo sėdo. Nu ir ten užsidegė tas klojimas, tie iššoko į... Lakūnai. Lakūnai iššoko, atsikabino durys ir pabėgo. O tas sudegė klojimas. Nu ir aš užgirdau per radiją, kad buvo tokia avarija. Tačiau aš nuėjau senai į šitą ir mačiau tą sudegusį lėktuvą. Metalinės lėmojo užlenkęs buvo. Taip smigęs, taip suvėjo. Nu ir aš nežinojau, kad tai bus mano būsimos žmonos. Taip. Na ir kaip tas susitikimas įvyko? Ar ką tuo metu susipažinot, pirmą kartą pamatėt? Ne. Vėliau aš čia prie rusų susipažinau tik tai. O sakykit, tai vis tiek, aerodromas tai buvo ypatinga vieta, tokia, kur širdis atvesdavo jaunuolius ir tuos patriotus Lietuvos, ir čia žmonių galybė, lėktuvai, reiškia, jėga, valstybės, prestižas. Kaip jūs aerodromą vertinote tada, kaip jūs vertinate jo kaip paveldo reikšmę valstybės mūsų ateičiai? Nu tai čia tada buvo šitas aeroklubo buvo visas gyvenimas, visas buvo susikūrė eskadrilė aeroklubo, pirko paskiau lėktuvus ir šitą aš visą laiką čia vaikščiodavau, žiūrėdavau, kaip jie skraido ir dalyvau. 38 metais buvau sklandymo mokyklai, tai paskiau reiškia 38 grįžęs, reiškia, iš sklandymo mokyklos. Čia palaukit buvo šventė buvo, reiškia, Lietuvių olimpiada ruošiama. Taip. Tai toj Lietuvių olimpiadai, reiškia, buvo ir aviacija. Ir aviacija, čia supranta, Pyragius laimėjo tenai, ir kiti, reiškia, laimėjo pirmas, antras, trečias vietas. Tai jūs kaip sklandytojas kada įsijungėte į judėjimą? 38 metais. Ir pradėjote mokintis kokioj mokykloj? Sklandymo. Sklandymo mokykloj buvau, paskiau mus ten parvežė. Tai Nidoj buvote? Nidoj. Ir paskiau aš čia norėjau šitą velgamų skridimo, bet manęs nepriėmė, kadangi aš nebuvau gavęs B. Velkamo tai iš Kauno aerodromo tas buvo vykdoma? Čia va. Taip. Na ir sugrįžtant vėl prie šito aerodromo, gal mes taip kalbėdami nueisim, matau aikštelę. Čia aš jaučiu, kad čia buvo orlaivių stovėjimo aikštelė. Betoninė. Kas jūsų draugai buvo tuo metu, jaunystės draugai, su kuriais aviacija domėjai? Korinkevičiai buvo ir Peseckas. Pesecka buvo, reiškia, tėvas lakūnas. Jis buvo... Visi Koronkevičiai ir tas, kurį Australija buvo tai tas svarbiausia išvykęs, taip. Tas buvo draugas. Zbignevas ar klystu vardas? Zislavas. Ar jūs su jais palaikėte ryšį po to, kaip vienas kai jie išvyko į užsienį, atsitraukė? Palaikiau. Rašiau laiškus. Dabar pasakykit, kas čia šita aikštelė jūsų manymu?
garas, einam šito. Tai bandom praeiti vat į tuos, tą kryptimį, kur pastatai yra išlikę dar. Nu, čia galbūt, čia buvo, tada aikštelė, ten ta derliuftas, skraidė derliuftas, reiškia. Civilinio susisiekimo turėjo būti punktas. Nu, tai buvo aviastotis buvo. Taip. Buvo vadinasi derliuftas. Deutsche Luftverkehrsgesellschaft. 37 buvo uždarytas, 37 jų vadas buvo Karaliaučiuje atstovas suimtas, sušaudytas ir jau daugiau nuo 37 metų nebuvo atstatytas šitas. Taip, iki 37 metų veikė šitą liniją. O kai prasidėjo Rusijoje represijos, tai buvo represuoti vadovai šitos kompanijos ir ji nutraukė veiklą. Tai yra tokie istoriniai duomenys. Gerai, tai bandom prieiti prie to aeroklubo ir pasikalbėti.